Na, čia turbūt teks nusibrėžti brėžinį, kadangi trikampis viršūnė sunku įsivaizduoti, aš nubraižau kažkokį tai brėžinį. Štai viršūnė K, koordinatės 2 ir -2, viršūnė L, koordinatės -13 ir 2 ir viršūnė M, jos koordinatės 11 ir 13. Taškas E, kraštinės MK vidurio taškas, štai čia yra taškas E. Ir reikia mums rasti vektoriaus EL, štai šito vektoriaus koordinates. Pirmiausia, reikia prisiminti vidurio taško formulę, koordinačių formulę. Norint apskaičiuoti atkarpos vidurio tašką, mes sudedame štai šitos atkarpos galų koordinates ir padaliname iš 2. Taigi, mūsų taško E koordinatės bus prie 2 pridėsiu 11 ir padalinsiu iš 2 ir prie -2 pridėsiu 13 ir padalinsiu iš 2. Taigi 2 plus 11 dalinu iš 2, -2 plus 13 dalinu iš 2. Ir kągi aš gaunu? Gaunu, kad čia yra 13 antrųjų ir 11 antrųjų. Štai tokios taško E koordinatės. Dabar mums reikia apskaičiuoti vektoriaus AL koordinates. Norint apskaičiuoti vektoriaus koordinates, iš galo taško koordinačių atimu pradžios taško koordinates. Taigi iš taško L koordinačių turėsiu atimti taško E koordinates. Tai bus mūsų koordinatės iš -13 aš turėsiu atimti 13 antrųjų ir iš 2 turėsiu atimti 11 antrųjų. Apskaičiuoju, čia gaunu -39 antrasis ir dabar iš 2 atimu 11 antrųjų, -7 antrosios. Teisingas atsakymas D.